Ilgaplaukės ir su karpa ant nosies, gražios ir siaubingos, jaunos ir senos, gyvenančios namelėje iš meduolių ar ant vištos kojelės, pasakose arba inkvizicijos teismuose. Kas? Teisingai, raganos. Vienoks ar kitoks raganos vaizdinys mus lydi nuo vaikystės. Garantuotai lydėjo ir mūsų tėvus ir senelius. Kodėl? Ką reiškia ragana? Ar mūsų prosenelių, jų prosenelių ir mūsų pačių įsivaizduojamos raganos skiriasi? Kokias raganų savybės fantastinė literatūra perkelia tiesiai iš pasakų, o ką perrašė savaip? Šį kartą Lituanikon komandos podcaste Fantastiškai beprotiška išgirsite apie raganas. Aš, Rūta ir mano kolegė Eglė kalbame su Aurimu Bočiuliu, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologijos doktorantu, tyrinėjančių raganavimo Lietuvoje vaizdinį ir plėtotę. Tai norėtųsi gal pradėti mūsų pokalbį nuo to, kas yra apskritai ragana ir ar yra kažkoks skirtumas tarp raganos, šamano, druido, burtininko. Sakė kažkada, Terry Pratchettas sakė, kad ta enchantress kerėtoja, tai yra ragana su ilgom kojom. Įdomu, ar jūs savo srity turit kažkokį raganos apibrėžimą, ar tai yra kaip lingvistikoje, kur lingvistai dar nelabai žino kalbos apibrėžimą? Jo, tai su ragana nėra taip jau visai paprasta, nes gal kažkaip tai įsivaizduojam kartais, sakom tą raganą ir lyg ir visi galvojam, kad žinom apie ką šnekam ir visi tą kažkokį tai vaizdinį turim galvoje. Aišku, dažniausiai tas vaizdinys, kuris pas mus yra, tai yra suformuotas ir dažniausiai dabar, jeigu kalbėtumėm, tai dažniausiai suformuotas būtent įvairios populiariosios kultūros, filmai, laidos, nežinau, bet tai dažniausiai ateina iš tenai tas mūsų įsivaizdavimas, o bendrai kalbant, tai ragana, jeigu apie Lietuvą konkrečiai kalbėti, tai turbūt reikėtų išskirti keletą tų raganų, nes jos yra ganėtinai skirtingos ir savo visą esmę kitokios. Tai tarkime, mes turime tą raganų teismų bylų raganą, kuri yra realus žmogus, teisiamas, jie tenais tardo, kankina, bando ir galiausiai gali ir sudeginti. Tai yra viena ragana, tai kita ragana, pavyzdžiui, gali būti mūsų tautosakos sakmės ragana, kuri irgi yra dažniausiai žmogiškojo pavidalo kažkokio tai. Bet dar turime, pavyzdžiui, tokią pasakų raganą. O pasakų ragana, kaip ir terminas tas pats, vadiname tai ragana, bet jinai jau visiškai kitokio pobūdžio, jinai nėra žmogus, nėra ta mėsa, kaulai, tai yra labiau mitinė būtybė, su mirtim siejama, su mišku, su gamta ir panašiai. Tai tokie trys galbūt aspektai, jeigu kalbėtumėm apie raganas, tai visą laiką reikia turėti omenyje, apie ką konkrečiai kalbam, apie kurią, nes jos yra iš tikrųjų ne ta pačios. O dėl to klausimo, kas bendro tarp raganos, ar yra kažkas bendro tarp raganos, ten šamanizmo, druidų ir panašiai, tai bendraja prasme kalbant, tai taip, yra bendras vienas dėmuo ir toksai pagrindinis, kad visi šie jūsų paminėti atstovai iš esmės yra senojo tokio mitinio dar pasaulio, kai mūsų protėviai galvojo šiek tiek kitokiomis kategorijomis apie tą pasaulį, save matė kitaip jame, aiškino viską kitaip, tai yra, manyčiau, tos visos praėjusios erdvės elementai. Tai ragana ar šamanizmas, burtininkai ir taip patys, kaip minėjau, druidai, tai yra iš esmės to buvusio lauko dėmenys. Tai jie yra, ta prasme, tai yra šiek tiek tapatu, galima dėti tam tikrą nelygybės galbūt, bet tai yra bendras dėmuo juos, tarkim, vienijantis. Tai jeigu taip. O tai lietuviška ragana skiriasi nuo vakarų europiečių tos raganos ir nuo amerikiečių, ar?
Ne, tai vakarų europiečių, mes dažniausiai ta mūsų suformuotas raganos įvaizdis, kur mes visi taip jau galvose turim dažniausiai, kaip pasako ragana, tai ta skraidanti ant šluotos, ten skraidanti pas velnius į kažkokias puotas, galbūt ne visai ten simpatinga filmuose būna vaizduojama, tai čia yra daugmaž tos krikščionybės suformuota ragana, tai yra kaip tose bulėse, raganų kūjose ir panašiai, kaip jinai turėtų atrodyti ir kaip jinai elgėsi. Lietuviškosios raganos atveju iš esmės yra šiokių tokių skirtumų, kadangi tose visokiose vaizdiniuose, kur apibrėžiamos jos, prasimuša šiek tiek mūsų tas iki krikščioniškas pasaulis ir tos visos kategorijos. Tai jos nėra lygų, lietuviška ragana nėra lygų ten vakarų Europoje buvusiai raganai. Nors vėlgi čia irgi norėčiau pažymėti. Kiekvienam regione jos irgi kažkiek tai skyrėsi, nes ir kiekvienas regionas, tarkim ir Europoje, tai jisai prieš krikščionybę turėjo savo kažkokį tai tą kultūrinį pamatą, kuri irgi buvo kažkokie pagoniški tikėjimai, tai tų elementų visada tos skirtingos vietos turi. Ir tada jau, kai atėjo krikščionybė su ta savo bendra ideologija, kurią bandė, kaip pasakyti, galima vadinti ir primesti, tai mes turime tą įvaizdį, tą primestinį ir tokį labai apibendrintą. Bet turbūt jeigu sakytumėt, kas yra ragana, tai turbūt reikėtų kalbėti, kas yra ragana kokioje Lenkijoje, kas yra ragana Vokietijoje, kas yra ragana Ispanijoje ir taip toliau. O mes tą tokį apibendrintą vaizdą turim, tai iš tų krikščioniškųjų konstruktų, galima sakyti. Čia tiek visko papasakojot, kyla tiek daug klausimų. Tai gerai, tai smagu. Jo, aš gal pradėsiu nuo klausimo tokio, jūs minėjot, kad yra tarsi raganos tos tokios iš kūno ir kraujo, kurios buvo teisiamas tose teismuose ir tos raganos tokios truputėlį pasakiškos, arčiau gamtos. Ar galima skirstyti dar truputėlį kitaip tas raganas, tai yra miesto raganos ir kaimo raganos. Kaimo tai nebūtinai šiuolaikinė prasme, nežinau, kur arčiau gamtos vis tiek tokios labiau, gal, nežinau, netokiose urbanistinėse vietovėse gyvenančios. Ar čia nėra teisingas būdas kažkaip skirstyti? Miesto kaimo tą raganą sudėtinga atskirti, pavyzdžiui, kad ir jeigu galvosim apie ten kokį ir 18 amžių, kas tas miestas, kiek jis to miestiškumo turi, mūsų dabar įsivaizduojama prasme, tai sudėtingoka būtų išskirti, nes jos kažkokių skirtumų neturėjo. Jeigu mes kalbam apie tos šaltinius ir kad ir paimtumėm raganų teismų bylas, tai ar teisiama mieste, ar kaime, tai jinai vis tiek kaltinama tais pačiais dalykais, tokia pačia veikla kenkiamąja kažkokia tai ir panašiai. Aišku, tikėtina, kad kaimo vietovėse tai buvo labiau, gajau, sakykime, kadangi miestas vis tiek dažniausiai yra ir bažnyčios kažkoksai centras ir ten šiek tiek tie tikėjimai galbūt netaip skleidėsi, bet čia reikėtų jau konkrečiai imti ir analizuoti, ar buvo tas skirtumas. Bet jeigu taip iš to, kiek teko susipažinti, kad kažkokia skirtis būtų tarp miesto ir kaimo tuo metu, nes raganavimas Lietuvoje, prisiminkim, yra, jeigu imsime tas bylas, kada jos pasirodo, tai yra koksai 15-18 amžius. Tai tame laikotarpyje, jeigu žiūrėtų šaltinius, tai kažkaip atskirti, kad miestuose jos būtų kažkokios kitokios, kažką kitaip veikdavo ar kažkuo ypatingos ir skirtusi nuo kaimo, tai nelabai. Kadangi to nelabai galėjo būti, nes tas visas tuo galbūt raganų teismų tos bylos ir nėra labai toks geras, gal netinkamas žodis, bet unikalus šaltinis, kadangi viskas vykdavo pagal tam tikras formulės, kurios buvo apibrėžtos, kad ir tam pačiam raganų kūjyje arba popiečių bulėse visokios būdavo rekomendacijos raganų teismams.
Tai tas tardymas būdavo pagal tas formulės, tai jomis vadovaudavosi, uždavinėdavo tos pačius klausimus, reikalaudavo pažinti apie tos pačius baisius dalykus ir tiek. Tai galbūt, sakau, unikaliau truputėlį, jeigu norime pamatyti tos lietuviškos raganos ypatumų, tai be abejo tautosaka yra toksai geresnis šaltinis šiuo atveju, turtingesnis, gal sakykime taip. Aš tik dar noriu paprašyti jūsų truputėlį gal paaiškinti. Turbūt ne visi mūsų klausytojai žino, kas yra tas raganų kūjis Maleus Maleficarum, ar kažkaip, ar ne? Neatsimenu, kaip tiksliai vadinasi. Taip, buvo leidinys, sakykime taip. Jeigu taip istoriškai žiūrint, tai jisai tiesiog populiariausias turbūt yra, galbūt taip galima sakyti. Jis tikrai nepradėjo ten to viso proceso, nes pats tas raganavimas, burtininkavimas apskritai yra iki turbūt nerašytinės istorijos, tai yra visais amžiais praeityje egzistavęs dalykas, būrimai, kerėjimai, kažkokie ateities numatymai. Ir tai buvo ir pas graikus, ir anksčiau, ir pas egiptiečius ta magija buvo įprastas dalykas. Tai čia tuo ypatybės jokios nėra, bet po to tie burtininkai, tie magai, kad ir kaip juos galim pavadinti, ar šamanai, įsigalėjus krikščionybei, kai jau jinai tampa tokia tvirta Europoje religija, institucija, jie pradėjo būti stumiami į tokius pakraščius ir skelbiami kaip ir tokie tikėjimo, krikščioniškų vertybių priešais, jeigu galima taip sakyti, ir po truputėlį pradėjo formuotis ta praktika, kad juos kaltina, tada įvairūs popiežiai po truputėlį išleisdavo vis kokią naują bulę, kur, pavyzdžiui, įtraukdavo juos burtininkus, paskelbdavo, tarkim, eretikais ir kaip priešprieša, kaip priešprieša bažnyčiai. Ir tiesiog visame tame vyksme, kai tas pagreitis jau, kai įsibėgėjo tas raganų teismai, tie visi, prasidėjo tie kaltinimai, nes pavyzdžiui ir Tamplierių ordinas buvo apkaltintas raganavimu savo metu ir pats popiežius ten 14 amžiuje, jeigu neklystų, Jonas 22, ten yra apkaltinęs raganavimu ten savo kirpėją ir dar kažką iš artimos aplinkos. Ir galiausiai įsivažiavus tam visam užsikūrus tai tokiai, galima sakyti, isterijai, 15 amžiaus pabaigoje, jeigu neklystų, 1486 metais buvo tiesiog dviejų tokių, jeigu neklystų, dabar bijau sumeluoti, bet domininkonai, man atrodo, buvo Špengleris ir Insistoris, ir jie išleido tokį kaip ir vadovėlį, kaip reikėtų visgi tas raganas atpažinti, kaip reikėtų jas tardyti, ką daryti ir taip toliau. Ir jisai, savo populiarumu turėjo daug pasekėjų, nes kadangi buvo perleistas, jeigu neklystų, 30 kartų. Tai ir šitas vadovėlis kartu su visokiom bulėm ir paaiškinimais ir rekomendacijom, tai šis vadovėlis lenkiškai Krokuvoje buvo išverstas 17 amžiaus pačioj pradžioj, ten 1614, jeigu neklystų. Netaip svarbu, bet jis pasiekė ir jau, grubiai tariant, mūsų tą visą kultūrinį arealą. Tai tokia jo ir istorija. Tai jis nėra kažkoks darbas, kuris inicijavo tą visą procesą, tai tiesiog buvo, turbūt galima sakyti, toks populiariausias, koncentruotas žinių vadovas, ką daryti su raganomis ir kaip jas atpažinti ir ką veikti, kaip bausti. O įdomu, ar žmonės tais laikais masiškai tikėjo tuo, kas parašyta toj knygai, ar gal tai buvo keleto tik tai žmonių įsitikinimas? Ne visai, būtent yra toksai momentas, nors iš tikrųjų ne visi tuo tikėjo ir vėliau ten prasidėjus apšvietos visom idėjom, tai visiškai tai buvo nustumta į šoną, bet netgi ir tada, kai išėjo tas vadovėlis, kai kurie netgi bažnytiniai atstovai laikė tuos autorius šiek tiek psichiškai nestabiliais ir ten
tiesiogiai netgi buvo tai pasakyta, bet bendras tikėjimas raganomis vis tiek buvo. Tai galbūt buvo nesutikimas su tais visais metodais, ten kankinimų formuluotėm, aš nežinau, bet bendrai, kad egzistuoja ir kad jos, aišku, nėra gerai ir kad tai yra kažkoksai piktosios dvasios velnio veikimo laukas, tai to buvo tikima, to tikėjo ne tik tais kaimo žmonės, to tikėjo tas pats Martinas Liuteris, irgi tikėjo raganomis ir Kalvinas tikėjo. Tikėjimas buvo ir jis buvo paplitęs ne tik tais tarp miestiečių, kaimiečių, tai buvo ir labai, tai buvo įsikeroję per visus sluoksnius, todėl tas procesas turbūt taip ir įsibėgėjo ir toks masiškas patapo, nes jeigu tai būtų tik tais kažkur pakraščių tikėjimai, tai turbūt neturėtumėm to, ką turėjom. O sakykit, kadangi mes dabar jau įsikalbėjom truputėlį apie tuos teismus, tai kažkaip norisi tą temą paplėtoti. Turbūt kiekvienas ir mokykloje, ir filmuose yra matęs, kaip vyksta tas kažkoksai raganos išbandymas. Nu, žodžiu, tenais kaip patikrinti, ar čia ragana tikrai yra ragana ir ten visokios ordalijos, ar tai rankos ten kišimas į ugnį, man atrodo, tai ordalijomis vadinasi, bijau nusišnekės. Bijau čia patikslinti kažką, tai nepasakysiu, galbūt. Nesvarbu, patikrinimas, sakykime taip. Lietuvoje, nežinau, ten literatūrai, tai čia žinomiausias atvejis, aišku, yra Baltaragio malūnė velnio nuotakoje tenais ta scena, bet kaip vykdavo Lietuvoje tokie patikrinimai? Jūs minėjote pačioj pradžioj mūsų pokalbio ir aš kažkaip nesu niekur skaičiusi, tai būtų visai įdomu, jei papasakotumėte. Ja, tai pagrindinis, jeigu taip apibendrinant, Lietuvoje visgi populiariausias ir būdas, kaip išsiaiškinti raganą yra ragana, visgi yra plukdymas. Tai yra mesti į vandenį surištus ir žiūrėti, ar jie kyla į viršų ar skęsta. Nu, tai jeigu kyla į viršų, tai buvo suvokiama, kad visgi tai yra ragana, kadangi visgi krikščioniškoje toje kultūroje vanduo susijęs su krikštu, kaip šventas elementas buvo laikomas, tai buvo toks įsitikinimas, kad tas šventas elementas atstuminėja tą blogio pradą ir neleidžia ir taip, bet ta ragana negali nuskęsti. Nu, jeigu nuskęsta, tai nuskęsta, vadinasi nekalta, viskas gerai. Bet tų išbandymų buvo šiaip pagrindę, jeigu taip įsitikinimui, kad čia tikrai ragana, dažniausiai buvo naudojama šitas, o visa kita jau buvo prisipažinimai ir kankinimai. Kankinimų ten įvairių yra ir ten varijuoja per šalis ir ten į bačkas grūdimas ir visokie veiksmai, kurie sukelia didelį skausmą. Ten daug būdavo, ten aišku visokie ir prievartavimai prasidėdavo, bet intensyvūs kankinimai siekiant išgauti visgi prisipažinimą, kad pagal tas, jau kaip minėjau, formulės, kur ten konkrečiai užduoda klausimus, ten kada tu susitikai su velniu, kada pasirašė, yra tokio teigiamojo pobūdžio. Todėl ir sakau, teismuose dažniausiai čia nėra kažkokios ypatybės, nes tiesiog kankinamas žmogus kažkuriuo metu, kai palūžta ten po kelių dienų kankinimų nuolatinių, nes būdavo įrašai, kad kankindavo, pavyzdžiui, 3 kartus per dieną. Ir jos ten yra palpdavo iš to visos skausmo ir jos ryja, nes ne tik tais moteris buvo. Ir galiausiai kažkurio metu dažniausiai sutikdavo su viskuo, ką ten jie sakydavo. Nu ir būdavo teismo ten toj byloj, kad prisipažino, kad ten buvo ir ten dažniausiai tada skundimai visokie prasideda, nes dažnai bylose tai jau kankinama ir prisipažinusi dar išvardina ten kokių 10 kitų asmenų, kurie ją išmokė ir susiję. Nežinau, čia galima jau žiūrėti, savo priešus, turbūt žmonės, kurių nemėgsta, dar gali įtraukti visą šitą mašiną. Tai grubiai taip, bet jeigu tas išbandymo Lietuvoje tas pagrindinis, tai būtų plukdymas. Šiaip Europoje dar būdavo visokių tenais nejautrių vietų ieškojimas, kur badydavo visą kūną ir kažkurioje vietoje, kai besdavo kažkurią kūno vietą ir jeigu nesureaguodavo jau
ta auka, tai irgi buvo manoma, kad čia yra velnio ženklas ir velnio dėmė vadinama ir nejaučia joje skausmo. Tai gali būti, kai tave ten visą dieną bado, kad kažkurio tai to dūrio jau ir nebepajusi. Jo, jūs čia užsiminėt, kad buvo išbandomos ir teisiamos ne tik moteris, bet ir vyrai. Tai gal teko skaityti, arba nežinau, pačiam skaičiuoti tą procentą Lietuvoje, arba skaityti apie procentą užsienyje, kiek vyrų, kiek moterų. Nes, nežinau, tarkim, filmuose visokiose ar knygose, tai raganos dažniausiai, moteris būna. Taip, jos ir sudarė didžiausią dalį, tą tikrai galima patvirtinti. Procentaliai, aš nežinau, ten nesu skaitęs pagal tas, pats neskaičiavau pagal tuos šaltinius, nes kaip ir mano tas tyrimo objektas yra kitas ir man ten didelės reikšmės tai neturi, ar ten 75 ar 78% gautųsi. Plus tą procentą, sakau, tuos visus procentus ir skaičius Lietuvoje skaičiuoti yra šiek tiek, aš nematau tame didelės prasmės, nes šaltinių pas mus tų raganų teismų bylų yra tik tais keli šimtai, tai tu ten kažkokių labai jau tokių aiškių ir garantuotų duomenų tikrai negausi, kadangi turint omenyje mūsų ten tą visą rašto kultūrą, teisinę sistemą, tai ir tai, kad dažnai tuos teismus ilgą laiką vykdė pasauliečiai, tai yra, tarkim, to patys bajorai, kurie susikviesdavo kitus bajorus ir tiesiog vykdydavo teismą ten kažkokioje teritorijoje, tai jie tikrai toli gražu ne visi tikriausiai būdavo tenais labai dokumentuoti. Tai, sakau, tie skaičiai manęs dėl to labai ir nedomina, plus nemanau, kad jie ten kažką tokio ypatingo patvirtintų arba kažkokią atskleistų kažkokios įdomios informacijos. Bet grįžtant prie procentų, tai taip, skaičiuojama, kad Lietuvoje galbūt kokie 75% buvo moterų, bet sakau, tie skaičiukai nėra tikslus, tiesiog aišku, kad moterų buvo dauguma. Bet tai irgi susijęs su normaliais dalykais, kadangi raganos tose bylose dažniausiai turi tokių žiniuonės požymių, žolininkių požymių ir panašiai. Tai yra žmonės, kurie išmano gamtą, išmano tą liaudies mediciną ir natūralu, kad tuo metu visuomenėje visgi tokie žmonės dažniausiai būdavo moteris. Todėl ten jau kai vyko užsikūrė, sakau, ta visa represinė mašina prieš tas raganas, tai va tos visos žiniuonės, jeigu galima taip apibendrintai vadinti, ar moteris išmanančios ten daugiau negu kiti apie gydymo būdus, pavyzdžiui, įvairiomis žolelėmis, tai jau jos būdavo po tas įtariamasis pagrindinis, sakykime taip. O kodėl būtent moteris buvo tos žiniuonės, tos išmanančios mediciną? Čia turbūt reiktų žiūrėti į tą socialinę struktūrą, tų darbų pasidalinimą, kuris egzistavo, tai moteris ir šiaip būdavo visą laiką tokios paslaptingesnės, nes rituališkai, tarkim, visokie gimdymai ir visa kita, tai buvo išskirtinai moters erdvė. Taip pat, aišku, visokie gyvūnai, jeigu ten paimkim ūkyje yra ten kažkokios karvės ar dar kažkas, tai vis tiek tai yra moters darbas ir jos atsakomybė. Ir tai visa ta namų apyvoka, maisto gamyba, tai natūralu, kad ta artimesnė erdvė jos yra labiau ta medicina natūraliai kažkaip tai ir būdavo susijusios. Bet, sakau, tai nebūdavo kažkokia tokia labai rimta taisyklė, nes tikrai vyrų irgi būdavo ir ten, jeigu, tarkim, galima sakyti, iš 4 raganų vienas gali būti vyras. Bet čia turbūt, sakau, jeigu taip spėjant, tai čia susijęs su tuo visų atsakomybių, darbų ir kitų dalykų pasidalinimu tuo meto visuomenėje. Mhm.
Aš dar norėjau paklausti, bet čia nežinau, kiek aktualus tas klausimas, lyg ir aptarėm apie tai, kiek žmonės tikėjo raganomis teismų atveju. Aš čia tokį įdomų atvejį aptikau. Yra toks istorikas Aivas Ragauskas ir jisai turi ten tokią solidžią, žodžiu, monografiją apie valdantį elitą ir ten tas pavyzdys toks ne visai gal susijęs su ta tema. Čia Vilniaus miesto valdantį elitą. Žodžiu, esmė yra tokia, kad pas vieną ten tokį vyruką vyko vakarienė ir vakarienės metu pasibeldė į namus porą elgetų. Kitą dieną vienas iš tos vakarienės svečių, aš ten neatsimenu nei vardų, nei pareigybių, bet žodžiu, tą savininką neva tai apkaltino raganavimu prieš kažkurį iš teismų ir pagrindinis argumentas jo buvo tai, kad jisai susapnavo, kad jisai ten užsiima burtais. Žodžiu, čia jau tikrai užsiima burtais. Tas savo ruoštų, aišku, pabandė ant tų elgetų nusimesti tą kaltę kažkokią. Tai aš nežinau, aš galvoju, gal jie tos vakarienės metu, pavyzdžiui, susipyko ir čia nėra kažkas tokio. Tai to norėjau paklausti. Tai taip, bet kaip ir kalbėjom apie tuo tikėjimu, kad tai buvo suvokiamas tuo metu pasaulis, tam tikri ryšiai priežastin, tarkim, medicinos tuo metu, juk tas lygis buvo labai, jo praktiškai nebuvo, nes miestuose dar pagrindė buvo barzdaskučiai, kurie ten tau galėdavo nuleisti kraują. O ta pati medicina, tokia institucinė, tai jinai pakankamai vėlai pradėjo Lietuvoje formuotis ir jinai pradžiai formavosi valdovo dvaruose, ten tų didikų pagrindinių, kurie ten atsiveždavo jau ten kažkokį mediką iš vakarų. Bet tas kaimo miesto paprastas žmogus, kad net jeigu ir jisai truputėlį gali būti kilmingesnis, majoras, bet prie tos medicinos kažkokios, tos vakarietiškos dabartinių požiūrių, jis su jie nieko labai bendro neturėjo. O kažkaip reikėjo paaiškinti, kodėl tam tikri dalykai nutinka. Kodėl tu susergi džiova, kodėl numiršti, kodėl tavo vaikas numiršta, gimęs ir taip toliau ir panašiai. Tai čia buvo toksai būdas suvokti, paaiškinti ir prasminti tą pasaulį. Bet dėl tokių, kad būdavo tikrai ir bylose galima pamatyti, kad dažnai tie kaltinimai ypatingai vėliau, ne tiek, kad tikėjimų grįsti, bet tiesiog jo galima įžvelgti tokį, kaip būdą susidoroti su nepatinkančiu žmogumi, nes kaip tik ir vakar gal skaičiau tokią bylą, kur viena moteris kaltinama ir ją kaltina 40, man atrodo, vyrų sutartinai kažkokiam kaime, bet iš to viso aprašymo apie tos kaltinimus, akivaizdu, kad tai tiesiog yra labai konfliktiška moteris. Ir jinai ten tiesiog yra tokia, kuri kiekvieną dieną su kažko susipyksta, kiekvieną dieną kažkam pagrasina, o jeigu dar tuo metu žiūrėk ir kažkas nutinka, sutampa, tarkim, su tuo grasinimu arba netiesiogai, tai čia yra galimybė apkaltinti ir tai galėjo būti kaip įrankis kartais tiesiog susidoroti. Bet įdomu, tie vyrai, jie tikėjo, kad ragana ją kaltinti? Tai sakau, čia klausimas, kartais kyla toks momentas ir įtarimas, kad galbūt ir iš apskaičiavimo. Netgi buvo tokia teorija, kad vakarų Europos mokslininkai kėlė kai kurie, kad tai susiję su tam tikru ekonominiu sumetimu, nes iš tikrųjų, jeigu tu apkaltini raganą, sudega, tai tada kur turtas yra konfiskuojamas ir ten jau galima jį ten kažkaip pasidalinti, susipirkti ir panašiai. Tai yra ir tokia teorija, be abejo, tai aš tam visiškai, taip, kad visi tie atvejai yra būtent dėl to, tai tikrai ne, nes tai tikrai yra tokio suvokimo dalis ir taip žmonės tik tais matė ir suvokė tą pasaulį, bet kad tam tikrais atvejais tai galėjo būti išnaudojama, tai atmesti tokios galimybės irgi negalima. O šiaip fantastikoje, fantastinė literatūra yra toksai kaip ir tropas, kad burtininkas, vyras, tas, kuris turi kažkokių tai maginių galių, jisai yra senas, turi barzdą, arba jeigu nesenas, tai jau toks brandus, gyvena celibate, apie jokias moteris, kaip Gandalfas, tarkim, net minties negali būti. Ir ką mes žinom, gal ir buvo, tik neaprašė. Hobbito filmuose buvo kažkas su Galadriele, bet
Bet mes mėgstam apsimest, kad to nebuvo. Tai va, o moteris kaip tik yra tokia, moteris ragana, tai būna arba kažkokia baisi, tradicinė baisi ragana su karpant nosies, arba būna kažkokia labai seksualizuota, raudonai apsirengusi kerėtoja, arba būna dar tokios, kaip Harry Potterį matėme, tiesiog paprastos, normalios moteris, kurios vadinasi raganos, bet jų tik tai pavadinimas jie skiria nuo burtininkų. Nors vėl tam pačiam filme yra Dumbledoras, kuris labai atitinka tą seną stereotipą burtininko. Man įdomu, ar čia ateina iš tautosakos šitie tipai, šitie įvaizdžiai populiarūs, ar jie ateina iš kažkokių tai gal vėlesnių kūrinių romantizmo? Tai kaip ir prieš tai turbūt minėjau, tam tikri įvaizdžiai ateina jau krikščionybės dėka, bet jo, lygiai taip pat ir iš tautosakos. Tarkim, tas raganų baisumas, tai jisai, pavyzdžiui, matomas dažniausiai pasakų raganuose, nes jos dažniausiai yra ne visai moteris, galbūt moteriškų bruožų galinčios turėti, ir sakmėse būna, bet jos, tarkim, nepatrauklios, labai tokios atgrasios. Bet kita vertus yra momentas ir kitoks, nes jos gali būti ir gražios, jos gali būti ir labai patrauklios, nes vienas iš kaltinimų irgi būdavo, kad jos ten suvilioja vyrus ir ten tokiu būdu ten jiem visokių piktadarysčių prikrečia. Tai čia toksai varijuoja, sakykime, nėra to tokio gryno, kad ragana būtinai turi būti baisi, sukarpa ant nosies ir panašiai. Čia turbūt ateina jau iš populiariosios kultūros, iš tų filmų ir panašiai. Nes dabar galvoju, nes tose filmuose tai tikriausiai yra susipynusios ta krikščioniškoji ragana, nes kadangi dažniausiai jinai skraido, dažniausiai jinai ten sušuluota, bet kartu ir nelabai simpatiška. Tai tas nesimpatiškumas gali ateiti ir iš mūsų tautosakos. Tai čia reikia turėti minty, kad visą laiką tai turbūt yra toks miksas ir niekada tų grinų tokių formų, kad čia vienas arba kitas labai retai būna, nes kultūra, gyvenimas bėga, idėjos maišosi, persimaišo, vienos kažkur pasislenka į antrąjį planą, kitos iškyla ir taip toliau ir panašiai. Čia kaip su Egipto dievais, ne? Yra Egiptas, ta visa jo istorija ir ten yra tūkstančiai dievų ir vienu metu vienas pagrindinis dievas tampa, praeina kažkiek laiko kitas iškyla, tas į antrą planą pasitraukia ir taip sukasi viskas ratais ir niekam ten dėl to galvos neskauda. Čia pas mus kažkaip galbūt mes visą laiką norime kaip to dabartinio pasaulio ir mąstymo atstovai, kad mums viskas norim išsigryninti tas kažkokias grynas formas, kurių realiai niekada nebuvo ir tikriausiai nebus. Mes galim turbūt tik tais pastebėti tokį virsmą, vyksmą, kaip linkur keičiasi, kaip ta visa genezė vyksta, bet sakau, išaldyti kažkaip tai ir pasakyti, kad ragana yra tokia, raudoni plaukai, tu labai seksuali ar dar kažkas, tai nėra. Tai taip neišeis padaryti. Aš čia norėčiau truputėlį replikuoti į Eglės tą klausimą ir pasiūlymą. Aš pagalvojau, kad tie vyrai raganiai, kaip tas pats Gandalfas, bet gal Dumbledoras, labiau Hario Poterio tos visatos, jie tokie truputėlį yra alchemikai. Ir gal čia, nežinau, tas alchemiko, mokslininko įvaizdis, alchemiko kažkokio raganiaus, kuris ieško kažkokių substancijų, galų galia ten ta pati pirmoji Hario Poterio knyga, ir yra kažkiek apie alchemiją. Tai turėjo įtakos. Tiesiog, kad kadangi vyrai tik vyrai galėjo ilgą laiką užsiimti mokslu, ir tas mokslas prieš kokius gerus 300 metų su viršum buvo toks labai savotiškas, tai nežinau, gal čia iš to kažkiek semiasi šiandienos visokie kūrėjai įkvėpimo.
Nu, čia, aišku, aš spekuliuoju, bet... Jo, tai tu teisi iš esmės, bet aš kaip minėjau, tas įkvėpimas dažniausiai, jeigu kalbant apie tą populiariąją kultūrą, tai jis yra toksai sudėtinė puzlė iš krūvos skirtingų dalykų. Ir tiesiog tas pasakotojas, tas autorius kažkoks, jisai turi idėją, jis nori kažką pasakyti, istoriją nori papasakoti kažkokią, tai ne. Jam reikia tam tikrų herojų, juos reikia kažkaip sulipdyti. Tai dažniausiai tas lipdymas ir vyksta. Kažkas iš to pasiema, kažkokia savybė iš kitos vietos, kažkokia iš kito laikmečio ir toksai kaip transformeris gaunasi. Jisai nėra kažkoksai visiškai atitrūkęs nuo tų dalykų, tarkim, nuo tos pačios alchemijos, jeigu jo galime kaip pavyzdį tą imti. Bet jis kartu ir nėra tas grynas kažkoks alchemikas, jis yra ir biški burtininko, ir biški raganos ypatumų, ir žiūrėk, kažkokios mitologinės būtybės galbūt turi požymių, ir sakau, taip ir susikonstruoja. Tai turbūt atsakant ir tai, kas tai yra populiariosios kultūros, tie raganiai, tai yra toksai mišinys visko po truputį ir o tikslas yra, kad jisai gautųsi įdomus, kad jis būtų publikai priimtinas ir patrauklus. Bet turbūt, kas išliko iki šių dienų, tai yra nesutarimas arba bent jau neturėjimas jokių reikalų su bažnyčia. Aš kažkaip niekaip neįsivaizduoju raganos, kuri būtų bažnyčios atstovė ragana vienuolė ar dar ką nors. Nu, nelabai tai įmanoma, gal kažkaip patikslint klausimą, ar čia klausimas, ar čia mintis, šiaip tiesiog. Ne, ragana ir bažnyčia yra visiškai, bet vėlgi, teisingumo dėliai. Mes kalbam dabar, ragana visgi siejasi su magija. Nu, visi mes tai galim suprasti iš to, kokį vaizdinį turim, tai yra ragana, tai yra kažkokie magiški veiksmai, gebėjimai kažkokie padaryti kažką, tai paveikti orus ir panašiai. Tai bažnyčia ilgainiui su tais visais procesais nusikirto, sakykime, tas sąsajas ir sako, kad čia yra magija ir tai yra blogai, nes tai yra piktosios jėgos, gerosios nėra prišaukiamos, o pas mus čia yra tikėjimas ir čia yra absoliučiai visiškai kas kita. Tai čia svarbu pažymėti, kad pačioje toje bažnyčioje ilgą laiką tos magijos buvo labai daug. Ir jinai niekur niekada nebuvo dingusi, tiesiog atėjo laikas, kai reikėjo kažkaip atsiskirti, kaip nuo konkurento, su kuriuo reikia kovoti ir tu turi įsteigti tam tikras skirtis, kuo tu esi kitoksai negu jie ir kuo tu esi geriau negu jie. Tai tuo metu ir buvo tas visas didelis darbas, kaip tą religiją atskirti nuo magijos, nors iš tikrųjų tai yra labai susiję dalykai ir jų atskirti, mano manimu, tai yra nelabai logiška. Bet būdavo, tarkim, iki dar 13-14 amžius būdavo visiškai įprasta ir yra pavyzdžių, kad pavyzdžiui kažkokiam kaime vietinis kunigas su vietiniu burtininku varžosi, kuris geriau nuganys debesis. Ir tai buvo visiškai normalu. Bet tai čia yra iki tridentiniai laikai. Man rodos, kad svarbu šitą turėti, skirti omeny. Ta prasme, kad to prietaringumo ir viso kito iki būtent reformacijos ir kontrreformacijos buvo sočiai, kol nenuspręsta išgryninti, tikėjimo tiek vienoje, tiek kitoj pusėje. Čia į tą krikščionybę reiktų žiūrėti, tas išgryninimas ir bandymas išsigryninti, kas ir keitimasis, tai ir yra turbūt pagrindiniai momentai, kodėl ir krikščionybei pavyko ir išstumti ir tapti tą tokią dominuojančią religiją Europoje, nes jie visą laiką ieškojo ir bandė išsigryninti ir prisitaikyti prie besikeičiančio laiko. Nes tai nebuvo ten tik tridento ar ten reformacijos laikotarpiu, prisiminkim, kai pirmuosius tos krikščionybės žingsnius, taigi lygiai taip pat buvo didieji bažnytiniai susirinkimai, kurie apskritai sprendė, kas ten tas Kristus yra, kaip čia jį dabar apibrėžti, tai čia jis yra žmogus ar dievas, ar ir tas. Ir ten buvo didelės diskusijos. Lygiai taip pat ten koksai mergelės Marijos kultas buvo realiai įsteigtas tik 13 amžiuje, iki 13 amžiaus kaip ir nelabai yra jo.
Tai tas išgryninimas ir prisitaikymas prie besikeičiančio pasaulio, na, tai čia yra didelis bažnyčios laimėjimas, galima sakyti taip. Bet tas procesas vyko nuolatos, kaip ir dabar mes galim pamatyti tą procesą, ne, kai popiežius jau pasisako apie vienos lyties atstovų kažkokį tai teisinimą, kažkokio tai požiūrio, kas anksčiau būdavo, kaip ir visiškai nesuvokiama, bet bažnyčia iš tikrųjų turi tą tokią savybę, kad jinai labai gryninasi ir labai reaguoja į aplinką, į kultūrinius tos pokyčius, į laikmečio pokyčius, nes tik taip jinai gali išlikti toj tarkim, padėtyje, kurioje dabar yra. Iš tikrųjų, labai kartais sunku įsivaizduoti, klausantis apie viduramžius, kad žmonės iš tiesų gyveno ne tik tikėdami, bet ir, kabutėse žinodami, kad yra ir laumės, ir raganos, ir visa tai yra tikra. Ne kabutėse, jie žinojo. Toks buvo jų pasaulio, žinai. Taip. Tai buvo jų žinojimas. Čia yra lygiai taip pat, kaip ir mes dabar žinome, ne? Tu irgi dabar, mes irgi turim savo tos po apšvietos tam proceso, dabar mes mąstome dabartiniam kategorijom, turim kažkokias tiesas, kuriomis tikime ir kuriomis grindžiame tą visą matymą pasaulio. Bet iš tikrųjų mes daug dalykų lygiai taip pat tų elementarių pamatų, į kuriuos remiamės, dažniausiai giliai labai nežinome, mes tiesiog pasitikime, žinome, kad kažkur kažkas taip įrodė, ir važiuojam. Lygiai pasakyčiau dabar ten Pitagoro teoremą, kuris čia man įrodytų, realiai, kad taip iš tikrųjų yra, kad tiesa tai yra. Aš nebeįrodyčiau, bet aš žinau, kad taip yra, ir važiuojam toliau, jau nebegrįžti prie to. Tai tuo metu tai irgi buvo tam tikri suvokimo aspektai, jie buvo priimti kaip esantis, jie padėjo tuo metu suvokti, kas vyksta aplinkui, jie davė reikalingus atsakymus ir viskas, tai atliko tą pačią funkciją, kaip ir mūsų dabartinis tas visas suvokimas. Tai čia tiesiog laikas pasikeitė. Tai tada labai įdomu, kaip viduramžio žmogus, ką jis žinojo apie raganų galias, nes, bent filmuose dabar mes matom, kad jos gali beveik viską, jos gali ir telekinetinių gebėjimų, ir telepatinių turi, ir įvairiausių kitokių. Įdomu, ar viduramžiais buvo kažkoks tai sąrašas baigtinis tų galių, ar buvo jos kažkokios labai abstrakčios, ar gal labai konkrečios? Pakankamai, galbūt galima sakyti, konkrečios buvo. Tai visgi susiję, vėl galima sakyti, kad tai, kaip minėjau, pavyzdžiui, tas raganavimas kaip toks fenomenas yra kaip įrankis paaiškinti tam tikrus dalykus, kurie supa tave. Tai dažniausiai tos galios yra susijusios su labai konkrečiais dalykais, kurie tau yra aktualūs. Tai ten tie visi telekinetiniai dalykai, tai jie, paprastam žmogui gyvenančiam viduramžiais, 17 amžiui, kaime, dirbančiam žemę, tai ten 100 metų. Jam yra svarbu kitie dalykai. Jam yra svarbu, kad jo avis ten vilnas nusitrina, kad jo gyvuliai miršta, kad vaikai miršta, kad maisto didelis stygius, nežinau, kad jeigu susirgai, kaip išgyti, badas, lygos, tai čia yra kasdienybė, nes kaip ir gerai pastebėjo, jeigu neklystu, Legofas ir sakė, kad turime suvokti, kad to laikmečio žmogaus tas gyvenimas yra tokia nuolatinė kova už tai, kad tu apskritai nenumirtum. Tu atsikeli ir kiekviena diena yra kova. Tai nėra taip, kad tu kaip dabar atsikeli, ir tu eini į ofisą ir tu žinai, kad tu ir rytoj eisi, ir poryt eisi, ir už poryt, ir ten po 20 metų atiduosi paskolą savo, kurią pasiėmei, ar 30. Ten taip nėra, ten tokių darbų nelabai būdavo, kur tu taip stabiliai dirbi. Tai tu ateini ir tu esi labai priklausomas nuo tos, ypatingai jeigu ūkininkavimo prasme, tai tu esi siaubingai priklausomas nuo tų gamtos ciklų, nuo
nežinau, nuo lygų, nuo visko. Tai raganų tos funkcijos dažniausiai koreliuoja su tuo, kas yra iš tikrųjų labai svarbu. Nes pavyzdžiui, jos kerpa avis, ne? Jos apkerpa avis. Tu grįžti žiemą, ryte ateini į tvartą ir avis be pusės kailio. Tai kas nutiko? Tai ragana apkirpo avis. Tada nepriteklius yra. Tu neturi maisto, kažkas turi. Kaip jis jo turi? Tai turbūt yra ragana ir keliauja žirniauti. Ten, kur yra tų žirnių dabar, nors, pavyzdžiui, yra žiema, ne? Arba kažkokia ragana gali padaryti ten sviestą iš vandens ir panašiai. Tai va, tarkim, miršta vaikai, didelis mirtingumas vaikų, kas irgi iš tikrųjų to laikmečio absoliuti kasdienybė, ten, kad iš tavo 10 vaikų gali ten 2 išgyventi iki 18 taktais. O šiaip ten dabar statistikos nepasiėmiau, bet turiu, ten ganėtinai tokia liūdna situacija. Mums tai iš vis atrodo tragiškai, bet ten buvo gyvenimo sudedamoji dalis. Tai jeigu gimsta tavo 5 vaikai, jeigu vienas išgyvena ar 2, tai nėra taip ir blogai. Bet kodėl jie miršta? Tai vėlgi raganos, nes jos naudoja burtam, pavyzdžiui, tų vaikų kaulus, dar kažką. Tada kas dar? Tai medicina čia, aišku, susakau, jos kaip ir nėra, o tam tikros žolės, jeigu jau kalbant ne apie raganas, apie tas žiniuonės, gyduolės, jos padeda ir iš tikrųjų, tai yra ir dabar tikrai moksliškai galima įrodyti, kad daugelis ten tų augalų turi daug labai teigiamų savybių, elementų, kurie ten padeda kovojant su tam tikromis lygomis. Tai vat keičiasi kažkaip orai netikėtai irgi kodėl. Ne? Kodėl, tarkim, kaip sako, kaip iš giedro ten dangaus, ten kokia kruša išdaužo visus ten javus. Tai kažko reikia ir raganų funkcijos dažniausiai susijusios su tuo. Tai yra, jos keičia orus, gali keisti orus, jos gali pakenkti, jos gali nužudyti, jos gali nugaišinti tavo gyvulius, jos gali sugadinti tavo rugius, nukirpti tavo avis ir taip toliau. Tai yra su tuo susiję. Aš manau, kad tai yra tiesioginis atspindys tos realybės, kuri tuo metu buvo. Ir iš tikrųjų ir pasakų teoretikai ir sako, nes mes, pavyzdžiui, kaip pasaką įsivaizduojam, tai dažniausiai tokia linksma istorija, ne prieš miegą vaikam pabūti, ne? Taip yra, toks pasakos įsivaizdavimas, bet iš tikrųjų tos pasakos, iš esmės slepia tą kasdieninę realybę, su kuria susidurdavo tuo metu žmogus. Ir per tas raganų vaizdinius funkcijas irgi galima pamatyti, kas jiems buvo svarbu ir kur čia yra to šaknis. Tai sakau, jeigu, pavyzdžiui, avis kerpanti ragana nukerpa tavo avį, iš tikrųjų tenais ta avis ir yra dabar, kaip tik skaičiau apie tuos visus parazitus avių odos, kaip viskas vyksta, tai iš tikrųjų dažniausiai tos visokios voragyviai, erkinio tipo vabalai, jie ir užsiveisia ir pradeda savo tą didį darbą būtent tada, kai suveda tas avis žiemą į tvartą, kada yra šilta, kada jam yra palanku tenais gyventi ir taip tas visas dėliojasi. Tai funkcijos, jeigu taip sakau, jeigu atsakiau. Aha. Labai įdomu. Rūta, tu norėjai kažko dar paklausti? Aš tik norėjau pasakyti, kad su tom pasakom, tai čia kaip kuriuom, nes viena vertus tai yra tos pasakos ir tie, nežinau, filmukai, kuriuos pagal klasikinės istorijas padarė Disnėjus, bet kita vertus tai yra originalios Grimų pasakos, kur ten, nežinau, arba Hanso Kristiano Anderseno irgi yra undinėlė, kuri, ten nelabai gerai baigėsi, ne taip kaip Disnėjus filmuke. Tos tikrosios Grimai ir Hansas Kristianas ar Šarli Pero, tai yra irgi netikrosios pasakos, jos sušvelnintos ganėtinai, nes tos tikrosios tai būna dar žiauresnės ir dar nes jas jau tuo metu šiek tiek pradėdavo švelninti, o tai pas mus jau ateina dabartiniais laikais, kadangi mes bijom daug dalykų, mes bijom mirties, mes bijom, kad, tai nežinau, jeigu yra mažas vaikas, tai jis apskritai turbūt apie mirtį tik 18, kažkas su juo apie tai gali kalbėti, kad netraumuoti ir panašiai, ką jau ten kalbėti apie kitus dalykus. Tai anksčiau tai taip nebūdavo, anksčiau tas pasaulis būdavo toksai, galima sakyti,
tiesmukesnis, paprastesnis ir iš mūsų pažiūros taško žiauresnis, bet kita vertus jiems tai buvo tiesiog toks pasaulis, jisai toksai yra ir kodėl čia reikia, žinai, kažką tai slėpti, gražinti, pudrinti ir nuo to realybė nepasikeisiu. Bet tai geras, aš visą laiką galvojau, kad Grimo pasakos yra, ten jau surinktos tokias, kadangi, ten tuo pačiu romantizmo laikotarpiu, taigi ir gotika buvo ir ten visokie baisus dalykai irgi, ten. Ne, jos jau yra šiek tiek, kaip sako, literatūrizuotos. Taip pat sakau, Grimai tai nėra tos visiškai originalios, kurios užrašytos. Ok. Aš manau, kad galim, gal jeigu jūs sutinkate, truputėlį šokti nuo pasakų ir nuo senųjų raganų ir jų funkcijų prie raganų šiandien. Tikrai visi ten esam ir girdėję, nežinau, dabar gal viešo erdvėje mažiau, nors ta pati Būrėja Vaiva visą laiką pasirodo kokioj nors vakaro laidoj, bet prieš kokius ten daugiau nei 15 metų, beveik 20, tai ir prezidentui patarinėjo Lietuvos ragana čia Lena Lolišvili. Tai, nežinau, gal esat apmastęs kažkaip tą raganų funkcijas šiandien, kokį jos vaidmenį apskritai šiandienos visuomenėje vaidina, nes man tai čia yra mistika. Nežinau, labai stipriai apie tai nemaščiau, bet iš esmės, kiek matau ir kas tai yra ir kur paminėti atvejai, tai yra tam tikras galbūt sugrįžimas tų tradicijų arba noras, kad jos sugrįžtų. Ir tai prasidėjo iš tikrųjų, turbūt galima sakyti, 19 amžius, tais visais romantizmo periodų, kada buvo atsisukama į tą savo praeitį, jį kažkaip idealizuojama ir bandoma rekonstruoti, tai lygiai taip pat tas neopagonizmo visas judėjimas prasidėjo, kur mes ir dabar turim, Romuvą, kur tai yra senovės, mes taip traktuojame, kad tai yra senovės lietuvių religija ir bandom ir ten tie jos nariai ir gyvena pagal tuos visus, pagal tą suvokimą ir bando jį atkurti. Tai tuo metu suaktyvėjo ir tas susidomėjimas raganavimu ir tas Vika judėjimas visas gimė, kuris yra iš esmės irgi to neopagonizmo dalis, kadangi tai vėlgi tos visos ir apeigos jų ir visas matymas tai yra būtent to santykio su gamta, noras atgauti tą santykį su gamta, noras pažinti ten tuos dalykus, kurie manomai buvo pažįstami ten anksčiau, suvokti, kaip ten mėnulis veikia, kaip ten planetos. Ir turbūt iš šito viso proceso ir po truputėlį tai atėjo ir iki mūsų tų dienų, kai dabar mes turime tam tikrus kaip ir žiniuonius, nes iš esmės tai negalima vadinti turbūt raganom, aš nežinau, nebent jos ten slapčiai iš tikrųjų kenkia kažkam, nes dažniausiai ragana su neigiama ta konotacija. Bet tai yra žiniuonės, kurios sako, kad jos mato iš esmės dalykus, kurie yra galbūt paslėpti, kurių kiekvienas žmogus nemato. Tai yra tas okultizmas, okultus lotiniškai reiškia paslėpti dalykai kažkokie, kurios gali matyti tik tais pakankamai įgudę arba kažkuo tai apdovanoti žmonės. Tai aš jas matau dažniausiai kaip tas atstovės tos kažkokios išminties prarastos žinovės, kurios turi tą gebėjimą tos dalykus matyti, aiškinti, suprasti. Na ir yra žmonių, kurie tuo lygiai taip pat tiki. Tai čia nėra kažkas tai labai ypatingo. Turbūt taip aš matyčiau tą visą dabartinį raganavimą, kuris yra viešoje erdvėje. Tai yra noras žinoti ir kai kurių žmonių noras, kad iš tikrųjų tos žinios būtų ir nieks negali tiksliai pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Nes galim paimti lygiai tą patį, tai Lietuvoje galbūt toks naujas dalykas, kaip ir nežinome, kokios ten šaknys yra, nes jeigu kad yra kažkokios televizijoje pasirodančios žiniuonės, nelabai aišku, iš kur jos tas žinias gavo,
Ar čia iš močiutės, ar čia perskaitė, ar čia šiaip tiesiog nušvito kažkaip tai. Iš karmos diagnostikos. Nežinau, aš tais dalykais negalėčiau pakomentuoti, bet tai pas mus va to tokio, kadangi ta tradicija buvo nutrūkusi, iš tikrųjų atėjusi krikščionybė nutraukė tą, iš tikrųjų labai stiprią padarė žalą tom tam žinojimui ir kad ir apie augalus pas mus jau yra, iš tikrųjų pakankamai mažai žinių toj pačioje visuomenėje, kaip apie elementus, kurie, pavyzdžiui, gali pagydyti, kurie gali padėti, kurie galbūt net gali kažkokias viziją sukelti. Pas mus to iš tikrųjų žinojimo nėra. Tarkime, Pietų Amerikoje, tarkim, Andų tam regione, kur yra ta tradicija nebuvo nutrūkusi ir kur yra giduoliai vietiniai, kurie dirba su tais ir augalais ir visų kitų, bet pas juos yra tas momentas, kad pas juos ta tradicija, sakau, buvo niekada nenutrūkusi. Tai jie tą visą periminėjo iš savo ten senelių, prosenelių ir taip toliau. Tai kaip ir aišku. O pas mus, kaip yra, tai aš negaliu atsakyti ir nesuprantu. Tai ir man nieks nepaaiškina apie tai. Tai čia jau reikėtų pasiklausti. Aš čia tik tais irgi replikuoti norėčiau, ar nemanot, kad čia ne tiek krikščionybė, kiek, pavyzdžiui, sovietinė okupacija padarė žalos? Man atrodo, kad tas išardymas kaimo bendruomenių buvo, būtent ir ne vien kaimo, apskritai bendruomenių kažkokių ir perkelimas į neva tai industrializuojamą erdvę galėjo, palikti žymę. Sutinku, kad tai gali būti vienas iš tų aspektų, bet krikščionybė, jinai, kaip pasakyti, reikia turėti omeny sovietinis laikotarpis ir jo santykis su religija. Ten religijos nebuvo. Ir iš esmės netgi skatinant tą antikrikščioniškumą, netgi būdavo leidžiama ir netgi skatinama karts nuo karto tas atsigręžimas į tas liaudies kultūrą, juk ir visa Trakų pilis buvo, pavyzdžiui, pastatyta, taigi sovietmečiu. Bet čia pakazūcha tokia, vartojant šitą terminą. Jo, bet bandymas ir įtikti tiem žmonėm, kaip toksai būdas, bet nežinau, tas aišku, masinis persikėlimas žmonių į miestus, tai yra vienas iš tų pagrindinių momentų, kada tu prarandi tą santykį, ypatingai jeigu tu esi nebe pirmos kartos ten Vilnietis, tai ką tu ten apie tą gamtą žinai? Tu asfalto vaikas esi, tu jau ten to ryšio kažkokio su tais ciklais gamtiniais, tau ten mažai yra dalykų, kuriuos tu taip gali suprasti, kaip ten tas kaimo gyventojas. Bet dėl krikščionybės, tai aš manau, tai didesnė bėda, kadangi buvo neigiamas visas prieš tai buvęs suvokimas ir labai grubiai ir ta ugnim ir kalavijų buvo įteiktas kitas pasaulio tas matymas, kuris buvo vienintelis teisingas ir tas visas procesas, reikia nepamiršti, vyko ne 50 metų, tai vyko 500 metų. 600. Aš šiaip tokį klausimą turiu, turbūt jūs esat, gal net ne klausimą, pastebėjimą, turbūt esat skaitęs tarp Vilniaus Spekulo vizitacijas Žemaičių vyskupystėje. Ja, bet jau senokai. Tai čia skaitytojams gal pasakysiu, tenais yra 16 amžiaus link pabaigos, man rodos 70 kažkelintų, ar gal 90 kažkelintų iš tikrųjų metų vizitacijos yra publikacija, kur, žodžiu, atvyksta pasiuntinys popiežiaus ir stebi, kaip tenais tai bažnyčiai sekasi Žemaitijoje. Tai ką žinau, tenais man tai neatrodo, kad labai ir ugnim ir kalavijų, ten ir kiauri bažnyčių stogai, ir kažkaip tie kunigėliai tokie tenais truputėlį, nežinau, apsileidę kitais reikalais užsiėmė. Tai, nežinau, čia diskutuotinas toks man rodos yra. Matai, aš gal čia labai grubiai tai pasakiau, kad ten, žinai, bėgo su kažkokiu kirviu ir visiems liepė kitaip tikėti, bet aš turėjau omeny, kad visgi, tai buvo labai intensyviai ir draudžiama, ir baudžiama už tai, liepiama, pavyzdžiui, iškirsti ten kažkokius kaime ąžuolus, jeigu ten dar buvo ten tų žmonių, kurie kaip ir garbindavo, ir lygiai taip pat iš tų vizitacijų protokolų yra, kai atsimenu vieną tokią istoriją, kai vaikas atsineša
ateina į mokyklą, o mokyklos irgi buvo, prisiminkime, bažnytinės, jos buvo įsteigtos bažnyčios. Lygiai taip pat bažnyčia buvo didžiulis žemvaldys, kuri valdė labai daug žemės iš esmės. Taip pat jie, nežinau, skirdavo universitetų rektorius, tai visą mokymo programą ir visą kitą. Tai yra, supranti, visas minties monopolis buvo tuo metu. Tai aš per tą prizmę kalbu. Ir ilgai, kai 500 metų yra tas monopolis, kuris tau sako, kad yra viena tiesa, jinai yra tik viena ir jeigu yra kažkur kitaip, tai yra gali būti tik tais blogai ir tik šėtoniška, tai natūralu, kad po tiek laiko paveikia. O kad sunkiai tai vyko ir labai ilgai, tai irgi yra tiesa, nes tie vizitacijų protokolai tai ir atskleidžia, kad ir ten 17-18 amžius dar yra labai daug tų užsilikusių pagoniškų ir tradicijų ir jie ten vis tiek garbinda, pasislėpia tai, ką jie nori garbinti, ir ten vaikas į mokyklą ateina su 2 žalčių galvom savo ten kažkokioj tarbelėje, ten bet ką daro. Tai tada, pavyzdžiui, tos konkrečios istorijos atveju iš jo tos žalčius atima. Jis ten labai verkia, jis bando sakyti, kad čia yra jo dievai, bet tuos žalčius atima ir duoda ten avinėlį, ten tą vaškinį krikščionišką, ir po to rašo, kad vaikas gavęs tą avinėlį nurimo ir viskas susitvarkė. Bet turiu omeny, tu visą laiką esi toksai, ta kokia galėjo būti ta savijauta, kai tu esi visą laiką stebimas, tu žinai, kad jeigu išlys, kad tu ten esi kažkoksai, tai, nežinau, medžių garbintojas, tai, paprastai tai nepraeis ir tu ten gali būti ir pasmerktas, ir atskirtas nuo tos visuomenės. Tai tokia, žinai, nuolatinė kažkokia įtampos ir baimės vis tiek atmosfera yra, jeigu tu nesi, pavyzdžiui, krikščionis ir nemastai taip, kaip jie. Tai aš tą labiau turėjau omeny, bet neturėjau minty, kad tenais kunigai su kardais grasindami ėjo. Atrodo, mes taip ir nesupratom. Grįžtant labiau prie fantastikos ir šiuolaikinių raganų vaizdavimų toje visoje kultūrinėje medijoje, kuri mus pasiekė. Man, ko gero, labai, daug mano amžiaus turbūt mergaičių žiūrėjo San Francisco raganos tokį serialą. Aš pažiūrėjau. Ir jūs? Jo, bet dar tuo metu nesidomėjau, taip raganomis stipriau, bet žiūrėdavau. Ten paauglystėj mano rodė, tai visai smagu būdavo, nežinau. Jo, trečiadienį vakarais rodydavo. Gali būti, bet aš jau siužeto ne visai atsimenu, kad jos buvo seserys, ten 4, jeigu neklystu, ne, ir ten jos visos skirtingas galės turėjo kažkokios. Jo, ten buvo 3 seserys. Ir ten buvo... Po to atsirado 4 kažkokia, buvo ten. Viena numirė ir kita atsirado, jo. Jo. Ir ten... Tai šiek tiek atsimenu, okei. Tai man yra labai įdomu, kad jos tokios balansuojančios tarp to tradicinio raganos suvokimo, bet kartu jos yra kaip ir kažkokios tai gėrio atstovės, nes jos ten su demonais kovoja. Ir serialas rungtyniavo tuo metu su Buffy serialu. Vampyro žudikė. Irgi žiūrėdavo. Jo. Tai įdomu, kad jos tokios ir šiuolaikiškos buvo labai. Ir lyg tai ten buvo kažkokių tai apie dirbančias moteris ir kaip joms sunku žinučių seriale, bet iš kitos pusės jos kovojo su demonais, kas buvo labai tokia krikščioniška mitologija. Ir šiaip ten buvo tokios krikščioniškos mitologijos su angelais kažkokiais ar su jų kažkokiais tai sargybiniais, jos ten turėjo gydytojus, kur jas magiškai gydydavo. Ir taip viskas supinta buvo. Ir kartu buvo daug visokiausių taisyklių prigalvota jų magijai riboti, kad jos ten negalėjo savanaudiškais tikslais naudoti magijos ir panašiai. Kaip jums atrodo, ar čia tiesiog tokia postmodernizmo išdava, kad viskas suplakama yra, ar čia
galbūt kaip tik buvo toksai bandymas naujai pasižiūrėti į raganas ir gal pasižiūrėti, kaip jas galima būtų vaizduoti, nes man atrodo, tai buvo toks vienas pirmųjų bandymų, tai pozityvioje šviesoje raganas vaizduoti išskyrus Kerėtojo serialą seną. Jo, tai čia turbūt keli aspektai, kur reikėtų išskirti vėl. Dėl to, pavyzdžiui, kenkiamojo raganos, nes raganas įsivaizduojam visą laiką, kad tai yra blogas kažkoks elementas, kuris gali tik kenkti. Tai vėlgi čia yra tos pačios krikščionybės nuopelnas, nes tos burtininkės, nes burtininkai anksčiau galėjo būti žiniuonės ir panašiai, jos niekada nebūdavo tik tais blogos. Jos galėdavo, jos visą laiką ir buvo tos tokios, kaip ir jeigu pažiūrėtumėm į dievybės kitų kultūrų, archaiškesnių arba senesnių, galima sakyti, tai ten yra labai įprastas tas ambivalentiškumas, kai nėra tik geras ar blogas. Jis yra ir toks. Jis ten gali ir padovanoti, ir atimti, ir nužudyti, ir ten jis gali viską, jis dėl to juk ir yra Dievas. Bet jis nėra nei blogas, nei geras iš savęs. Tas blogio gėrio, tas atskirtis, jinai irgi ten vyko, galima ten pabandyti ten atsekinėti istoriškai, kaip tai įvyko, bet visgi mus pasiekė per krikščionybę. Tas toksai griežtas, kad čia yra labai gerai, o čia yra labai blogai. Nes po mūsų mitologijoje to ambivalentiškumo yra labai daug. Jeigu paimsime tas pačias laumes, jos ten gali tave ir užmušti, sudraskyti ir gali ten tave apdovanoti. Tas pats mūsų velnias, lietuviškasis, jis nėra joks ten piktoji dvasia iki pašaknų. Jisai yra tokia žaisminga miško dvasia, toks triksteris, galima sakyti. Jį galima apgauti, jis gali apdovanoti, jis gali ten tau žinių duoti, taip, jis gali tave ten ir kažką pakenkti. Burtininkai lygiai taip pat. Burtininkas yra žmogus turintis kažkokią galią, kažko daugiau, kažką tai, ko neturi kiti. Bet jis ją gali naudoti ir vienaip ir kitaip. Jis gali ir padėti, pas tas pačias raganas burtininkus eidavo, jeigu pamesdavo daiktus kažkokius, tai dėl tų pačių kažkokių negalių, gimdymo atvejais ir panašiai. Tai čia tas nustumimas į tą tokią tamsėją pusę, kaip ir įvyko to viso raganų deginimo vajaus metu. Tai iki tol taip nebuvo. Tai čia, kaip tu sakėjai apie tas San Francisko raganas, tai čia visai toks, sakyčiau, iš šitos pusės normalus dalykas, kad ta ragana yra ir ten, jinai tokia gali būti visokia. Kaip ir žmogus, nėra. Tai ta prasme, čia ir yra turbūt tas skirtumas tarp tos krikščioniškosios tradicijos ir to tokio gyvenimo, kaip iš tikrųjų viskas vyksta ir kaip gamtoje viskas dedasi, tai kad nėra tų tokių grinųjų formų, kaip ir minėjau anksčiau, neegzistuoja juoda balta. Yra toks nuolatinis gyvas virsmas, procesas ir panašiai. Tai San Francisko raganos yra tada tos tokios ir grįžusios į tą tokią realybę, kur yra ir taip, ir taip. Aš čia įsiterpsiu, jei galima. Esu, tiesą pasakius, kažkada svarsčiusi šitą miesto raganų temą. Grįžtant truputėlį toliau, tai man atrodo, kad krikščionybei ne vien raganos buvo, kaip čia vaizduojamas, kaip kažkas perkeltos į tą kažkokią blogio sferą, bet gal kažkiek ir moteris apskritai. Kažkurį laiką aš bijau primeluoti, nes nesu žinovė iš tos temos, bet kažkurį laiką tikrai buvo, kad, moteris, tam nuodėmių šaltinis, visa kita. Ir šitos miesto raganos 90-metį, tai ne vien San Francisko raganos buvo dar tenais ir Nicole Kidman ir praktinė magija buvo ir ten toksai paaugliškas siaubekas The Craft, kur tenais mokyklinukės užsiima tokia truputėlį juodąją magiją ir ten viena iš jų, tai gera ragana būna. Galų gale net ta pati Sabrina raganaitė. Žodžiu, čia tokia 9 ir 10 dešimtmečių sandoros, man rodos, kažkoksai fenomenas ir aš nežinau, čia gal turbūt kažkiek susijęs su emancipacija ir nežinau, tenais, čia miesto ragana, čia tokia gera, seksuali ir kovoja už viską ir moteris jie. Čia, aš aišku spėju, bet
Bet yra pagrindo tavo šitam spėjimui. Iš tikrųjų, tas raganavimo visas, kai ir vyko, kaip minėjau, tas neopagonizmo toksai laikotarpis ir atsigręžimas, tai juk viena, man atrodo, pirmųjų tų moterų tos emancipacijos, tokių kaip ir susibūrimų, kur telkia tas moteris, kurios aiškino, kad jos yra tokios pat ir kaip ir vyrai. Tai vadinosi, beje, jeigu neklystu, ir žurnalas ėjo Lilith. O Lilita tai yra visiškai, hebrajų, iki hebrajų, dabar bijau sumeluoti tenais, Babilonas, šumerai, Lilita jau hebrajai, arba Lilith tai buvo Babilonas, bet tai yra ragana, tai yra kenkianti mitinė būtybė. Tai tas raganavimas kaip toksai, kad čia visgi ta ragana buvo ne blogis, o nepriklausoma, laisva, galinga, daug žinanti ir panašiai, tai yra kaip simbolis naudojamas tam visam, apie ką tu kalbi. Tai tikriausiai toj popkultūrai tai ir atspindi. Tai čia nenusišnekėjai, čia iš tikrųjų taip yra. Yeah. O dar tas krikščionybės iš tikrųjų, irgi dėl to, ką minėjai ir kodėl raganos būdavo moteris dažniausiai, nepaminėjau, kad iš tikrųjų, krikščionybės judėjo krikščioniškoje toje tradicijoje, moteris visą laiką buvo vertinama kaip tam tikra antrarūšė, tam tikras, indas vaikams gimdyti, visą laiką. Jau pradėkime, tarkim, nuo to šonkaulio pačio, bet tai visą laiką ir Liuterio tenais, neatsiprašau, Malėjaus Maleficarum tam pačiam, kur yra ten tos taisyklės, kaip ten tas raganas gaudyti. Ten yra apie moteris labai daug pasažų ir ten, kad jos yra kvailesnės, bukesnės, labiau pasiduodančios kūno geiduliam, nuolatinis priešas, visada apgaut gali. Tai toks buvo formuojamas moters vaizdinys, ta gilesnė prasme. Tai ir dėl to, aišku, jos labiau linkusios, kadangi viską, kas bloga, ir jos natūralu, kad su tais velniais greičiau tą santykį suranda ir pasiduoda jam. Ok, aš nežinau, Egle, ar tu sugalvoji dar klausimų? Aš turbūt daugiau kaip ir neturiu, bet dar noriu biškį apie Harry Potterį pakalbėti. Gerai. Esu matęs Harry Potterį, pasižiūriu, aš ir dabar kartais man toksai šventinio periodo tradicija, kai tik atsikeli ir dar ne iki galo išsibūdinęs, tai man visai smagu pasižiūrėti tą Harry Potterį. Tai Harry Potteryje labai daug visokiausių tokių tropų yra apie raganas, bet kartu jie yra ir šiek tiek pakeisti, ypač vėlesnėse knygose ir filmuose jau sutamsinti tie aspektai. Tarkim, jeigu burtų lazdelės egzistavo ir pas Disnėjų ir turbūt ir pasakose, tai čia jau jos pasidaro tokios tamsios ir netgi visa pabaiga Hario Poterio yra susijusi su burtų lazdelių mitologija kažkokia. Tai man įdomu, ar tas pakeitimas, ar tas Haris Poteris iš tikrųjų buvo kažkaip, nežinau, gal kultūriškai labai svarbus raganų įsivaizdavimui, ar tai jisai tik tai surinko elementus iš ankstesnių pasakojimų apie raganas. Ir kitas dalykas, tai įdomu, ar būtų apie mergaitę raganą toks buvęs populiarus pasakojimas. Įdomu, kad pasirinktas būtent berniukas. Rūta kažką nori pasakyti? Apie mergaitę nebūtų toks populiarus, nes buvo anksčiau. Čia tik norėjau pasakyti, žodžiu, irgi burtininkių mokykla, irgi Anglija ir visos ten mergaitės susirenka ir irgi tokia, žodžiu, viena... Taip, su Mildred. Taip. Ir nebuvo tikrai toksai tokio hypo, kaip su Harry Potteriu nebuvo, nors tai yra ankstesnis kūrinys, kita knyga ir filmas buvo pastatytas ir po to serialas
sukurtas, gal jau nežinau, išleidus Harry Potterį, turbūt bandant išvažiuoti ant tos bangos. Bet čia tik norėjau įsiterpti, nes Netflixas neseniai padarė vėl remake ir man labai. Bet įdomu, kodėl tada apie Harry Potteris taip išpopuliarėjo, o analogiškas kūrinys ne. Oi, čia, žinokit, negalėčiau kažkaip pakomentuoti, bet, ar nėra, tai tiesiog kažkokios, reikia pripažinti, kad Haris Poteris, labai brangus, prabangus ir labai įspūdingas filmas, turiu omeny, vien žiūrint vizualiai, jis yra labai patraukiantis. Tai aš, pavyzdžiui, aš nežinau, jeigu tenais iš tikrųjų visas tas filmas būtų taip sukaltas ir vietoj ten to Hario Poterio įdėtum kokią tai Sandrą ar dar ką nors, ar ten jinai būtų, ar tai būtų taip nepopuliaru, ar būtų mažiau populiaru, čia sunku pasakyti. Nes, Poteris ten, nes dažniausiai tie visi senesni filmai, kiek man teko susidurti apie raganas, jie tokie, kaip pasakyti, ne visai kokybiški, kažkaip nesižiūri, kažkaip neįtraukia, kažkaip tas visas siužetas, kažko vis trūksta. Tai nesakau, pavyzdžiui, jeigu man pačiam reikėtų kažkaip apie raganą, pavyzdžiui, parekomenduoti kokį filmą, tai aš tiesą sakant, kur man įspūdį būtų padaręs, aš nelabai mačiau. Galbūt ten yra paskutinis toksai artimiausias, kur jau lyg ir taip, man atrodo, pasistengta ir tą perteikti visą ta tokia atmosfera ten to laikmečio, ta tokia baugė, kur ten visi miškai knibžda kažko ir kur tu ten toks nesaugus ir kur tas tikėjimas yra labai svarbus, tai The Witch 2016, man atrodo, yra toksai filmas, tai jisai kaip ir toks, kažkiek, tai nesakyčiau, kad ten labai super, bet bent jau. O anksčiau tai visi kiti mano matyti, tai jie tokie, prastokie, tai gal tas Haris Poteris šiandien tos kokybės taip šovė į viršų ir ant to viso siužeto ir pastatymo ir visgi tai labai įspūdingo biudžeto, kiek žinau, kūrinys. Tai gal čia yra bėdų. Ir knygos. Aišku, ir knygos, bet bet sakau, neatsakyčiau, ar čia tikrai, pavyzdžiui, padėjus į tą užkeitus Harry Potterį tą Sandrą kažkokią, tai būtų kardinaliai ten priešingas rezultatas. Tai čia labiau pasakojimo paslaptingumo ir įtraukimo į siužetą skaityti. Aš manau, kad taip. Tiesiog yra ten tie dalykai, kai tu kuri tuos filmus, yra jau kai kurie nepagauna, neužkabina, kiti užkabina. Tai kaip tą surasti, tai neveltui ten yra ir tie visi didieji režisieriai, kurie suranda ten tuos būdus, kaip įtraukti, kaip parodyti, tai lygiai taip pat tam įtraukimą, aišku, naudojama ir ta magijos adaptacija kažkokių tai prideda elementų, kurie galbūt ir nėra kažkokie unikalūs, gal yra išgalvoti, bet jie puikiai pasitarnauja tam visai tą istorijai, rutulioti, sukurti ten tam tikrus momentus, kažkokias įtampas kažkur prikaustyti. Tai juk to vardan viskas ir daroma, aš įsivaizduoju. Tai ir vardan to, tu ten tą gali pakoreguoti, ten tos ir lazdelės, pavyzdžiui, tai atsiranda, nes burtų lazdelė šiaip, tai yra burtininkų, tai raganos kaip ir niekada burtų lazdelių bent jau pas mus, pavyzdžiui, tai raganos neturėdavo burtų lazdelių. Aš nesu skaitęs niekur, nei šaltinyje, nei pasakoje, nei sakmėje, kad ragana turėtų kažkokią burtų lazdą. Taip, Harry Potterišką, tarkim, sakykim tokį. Gal čia irgi su alchemija susiję, ten koks nors alchemikas turi pagaliuką, su kuriuo savo ten pamaišo, nežinau, visokius. Čia reiktų, čia žinai, kaip ir šluota, iš kur ta šluota ir kada jinai atsirado. Iš virtuvės. Kodėl jinai? Vienas, tai be abejo šluota yra moters pagrindinis įnagis, tai yra neatskiriama dalis buities, bet ten irgi yra klausimų ir nelabai aišku, kodėl ta šluota pas tas raganas atsirado. Vieni sako, čia iš senų pagoniškų ritualų, kur ten reikia šokti su pagaliais tarp kojų, beskatinant ten vaisingumą, derlių ir panašiai.
Tai čia sudėtinga pasakyti. Gali būti, kad tai yra labai toksai iš praktinės, kaip sakai, ne? Kažkoks alchemikas maišydamas visą laiką turi kuo maišyti ir va taip kažkaip tai po truputį ir įsigalėjo tas, kad burtininkas turi turėti lazdelę. Bet čia šitoje tikrai čia visiškai sapaliu neįsivaizduoju, kaip iš tikrųjų tam buvo. Aš dar, jei galima trumpai grįžti prie Hario Poterio, pabūsiu truputėlį feministė. Tas filmas ir knygos pasirodė prieš daugiau nei 20 metų ir man atrodo, kad per 20 metų tikrai pasikeitė, nežinau, ir kažkoks moterų reprezentavimas, galų galia tos pačios San Francisco raganos ten netaip baisiai skiriasi, man atrodo, laikė nuo Hario Poterio, matyt, buvo kažkoks poreikis ten tam. Tai, nežinau, man rodos, kad daugiau skaitytojų vaikų gali, gal, nežinau, lengviau sustapatinti su berniuku, nes mergaitės yra įpratusios skaityti tenais, nežinau, visokius Žiulius Vernus, dar kažką, visas knygas, kur protagonistai yra turbūt vyrai. O gal tuo metu nebuvo tiek daug literatūros ir vaikams ir visa kita, kur kažkokios protagonistės ir negelbėtinos princesės yra mergaitės ir moteris. Ir dėl to, kažkaip visiems daug paprasčiau ir čia buvo tas toks sprogstamasis užtaisas, gerai sukaltas pasaulis, faina istorija ir tinkamas protagonistas. Toks, su kuriuo tu tikrai gali susitapatinti. Galbūt, nežinau, čia iš tikrųjų reikėtų, yra tos gender studies, kur yra labai populiarios ir jų yra tikrai labai daug, tai čia reikėtų tas trijas skaityti, jos garantuoju ir aš analizavusios tokius dalykus, aš kiek domėjausi tais momentais, tai sakau, tai apie moters tą padėtį tose viduramžiuose, jos suvokimą, tai irgi teko susipažinti ir paskaityti tas studijas. O dėl dabartinio sakau, kodėl ir kaip čia jau reikėtų paknisinėti gerai ir patyrinėti. O to aš šito nesu padaręs, tai dabar su Hariu Poteriu ir kaip visgi tenais yra. Ir kokie ten procesai veikia ir panašiai, tai čia negalėčiau pakomentuoti, tai nenoriu nusišnekėti. Aš tai nežinau, nesutikčiau su Rūta. Man atrodo, kad jeigu aš būčiau rašytoja 90-ųjų pradžioj rašanti apie raganas, tai aš tada rinkčiausi rašyti apie berniuką, nes apie mergaitę jau ir taip pilna. Galbūt trūko ten to. Gal tvirtai. Taip, originaliau, šiaip visą laiką ragana yra moteris, gal čia, žinai, tas toksai, kitaip pasižiūrėti ir šiek tiek, nes anksčiau visi tie filmai, jeigu yra žodis ragana, tai dažniausiai apie mergaitės arba moteris. Nuo apie raganių aš daugiau nelabai ir pamenu. Plius čia neraganius, vėl pažymėkime, čia yra burtininkai. Jie yra tokie nesusiję su piktosiom dvasiom, tai yra žmonės, tarkim, jeigu apie Harį Poterį kalbant, tai yra žmonės, kurie mato, gali valdyti tam tikras jėgas, kurios nepaklausnios tiem paprastiem gyviesiam. Jie gali matyti ten procesus, valdyti tos procesus, kurių mes nematom ir panašiai. Tai yra galia tiem nematomiem dalykam, prie kurių gali prieiti išrinktieji. Tai čia yra burtininko apibrėžimas. O jeigu būtų raganius, tai jisai raganius vis tiek jis ta jo galios šaltinis būtų kitas ir turbūt konkretus, labai kažkas blogo, kažkas tokio panašaus. Tai čia yra burtininkystė. Sapkovskio raganiaus koks yra šaltinis? Tiesiog jisai toks gimęs, ar ne? Ne, taigi tenais mutacijos ir visa kita. Tai o žaidėjai žaidimą? Ne. Ai, tai va štai ir prašau. Mane išmes iš fantastų. Normaliai. Ne, tenais prisigalvoja Sapkovskis visokių nesąmonių, ten, žodžiu. Mutacijos irgi negerai. Taip. Nesveika. Ten irgi pagrobti vaikai. Dar kažką, čia. Tai ką, gal jau 1,5 valandos bus sunku paklausyti mūsų klausytojams. Tiksliau, 1,5 dar paklausys. 1,5 dar paklausys, o 2 jau gal, nežinau, 2 valandas labai ilga kelionė troleibusu turėtų būti. Taip. Tai ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Nežinau, man tai labai įdomu buvo. Sužinojau visai įdomių dalykėlių. Man irgi labai įdomu, aš įsivaizduoju, kad labai sudėtinga tyrinėti temą.
Smagu, kad domitės, smagu, kad kažkam įdomu, tai vis tiek kažkaip tada reikalingas jautiesi. Tai tikrai taip ir kai ieškojom, šiaip pastebėjom, kad ganėtinai apleistas sritis Lietuvoje, norėtųsi, kad daugiau tyrimų būtų. Taip, turim šitą bėdelę, bet gal po truputėlį kažkaip tai šiek tiek vis atsira žmonių, kuriuos pakabins. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Rūta, mano kolegė Eglė, raganų tyrėjas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologijos doktorantas Aurimas Bačiulis ir seniausio Lietuvoje fantastinių idėjų ir kūrybos festivalio Lituanikon podcastas Fantastiškai beprotiška. Mūsų klausytis galite Spotify, iTunes ir YouTube platformose. Jei besiklausant jums kilo minčių, idėjų, pastebėjimų ar klausimų apie raganas ar ne tik, kviečiame jais dalintis ir mums rašyti elektroniniu paštu info@lituanikon.lt. Iki susiklausimo.